Labas, Alvyds. Masals, jau vis laik Alvyds Masals, jau ne pavardės nepturi. Nu, vis fainai ir. Matot, jodam į priekį vandens paviršių, važiuonam į pažymėtas vietas, kas pirmiau žiūrėt video, kur to žuviais ir iš tikrųjų vežamės savo geldelį iš paskau, kad galėtumėm grįžti į krantą ir vien žodžiu ryts prasidėjo nuostabiai, susireguliavom, iš vakar jau sutarėm, kad važiuosim šiandien ir nešėm pontoną, reiškia, karjerą. Nu, aišku, atvažiuonam prie traktoriaus, galėjom padangą tušti, purvyną, nors pats visi suprantat, kokie dabar ir gamto laukia taip toliau. Bet aišku, mes nepalūžom, vėl jodam į priekį, traktorius remontuots, važiuojam su pontonu link karjerą, nulūž antena, nudrebėjai, nukret laids. Nu, ką darys, kombinam pagalbą, ačiū Vaidui, atvažiavo Vaids į Veids, taigę suremontavom, viskas veik, super. Tai va, jodam į priekį, bandysim leist gilesnį veitų, jeigu matysies, paliksim ten, jeigu ne, biškį seklesnį, nes gilė gal nesimatyt be šveisų, o šveisas gal šiek tiek baidyt. Tai va, ir nieks mums neaišku, čia ta žuvis dabar maitins, nemaitins, turim visokių pašarų, pasigaminė jau, tų ne pašarų, vilioklių, kaip čia vadinkiam, nesvaru, kaip mes vadinsim mans. Turim tų bombikių pasidarė, kurios daug tų burbuliavim, šnipštėm ir taip toliau, tai bandysim žadinti žuvis, jeigu nusmeigt, kaip sak, žaimus metu į neaktyvis, duosim bišk cionganom. Tai va, vienu žodžiu žiūrėkit, nu, gal greičiau, gal panašiau už pusvalandį jau bus tiesiogiai transliacijai, eikit į Masals.lt parduotuvę, kurį žuvims produktą, ten jau bus video, arba TikTok'e, arba tikriausiai į Facebook visur spės sujungt. Tai va, žiūrėkit. Nu ir ką žinau, matysim, ką bus. Lauksim tų žuvų. Visiems geros dienos, iki.